Titai, sveikinu pratęsų sutartį su Sūduva, ar pasirašius naują, gal tai pasakyti, ar teko pasvarstyti tą pasiūlymą, ar lengvas sprendimas buvo? Tai buvo toks sprendimas, kuris, man rodos, buvo vienas iš lengvesnių, nes viską žinau čia, kas yra, nes aš žaidžiau 2 mėnesius jau. Tai treneris tiesiog paskambino, pasitarėm, kokie kitų metų planai, papasakojo ir nusprendžiau likti. Jeigu atsisukant laiką šiek tiek atgal, kaip tie 2 mėnesiai vis tiek jau prisijungė sezono pabaigoje, ta komanda susiformavusi ir gerai žaidžia, kaip sekėsi, kaip pats vertini ir, nežinau, ar viskas gerai buvo, gal ko pritrūko, kažką pridėti, gal norėsis kitais metais. Tai jo, tai normalu, jau galas buvo sezono, komanda buvo jau susižaidusi. Aš, manau, mažiau žaidžiau dėl to, kad treneris turėjo savo žaidėjus tuo metu ir norėjo pabaigti sezoną su jais. Bet dabar naujas lapas, naujas sezonas ir manau, tikiuosi gausi to žaidimo laiko daugiau. Jautėsi, kad trūksta to supratimo, gal tarpusavy vis tiek kiti žaidėjai vieni kitus geriau pažįsta, kur nuo sezono pradžios, kaip pats jautėsi. Tai faktas yra tas, kad kai tu ateini naujas žaidėjas, visi žiūri tave skeptiškai, tu turi pats įrodyti, kad gali su jais žaisti, turi juos pajausti, tai tam reikia laiko ir manau, kad galėjau sezono ir mano paskutinių ten varžybų jaučiausi gerai komandoje, bet to laiko, manau, pritrūko. Sezonas baigėsi, kada jis baigėsi, kaip žiūri į priekį iš asmeninės perspektyvos, kokie savo kitam sezonui tikslus keltum? Tai tie tikslai, manau, bus aukščiausi, nes komanda, manau, irgi bus stipri, tai keliami aukščiausi tikslai. Asmeniškai ką tikėsi, įsitvirtinti sudėtyje, aišku, kiekvienas žaidėjas nori žaisti, kaip tavo mintys dėliojasi. Tai mano mintise yra toks dalykas, kad noriu parodyti, kad aš moku žaisti tą futbolą ir kad nebuvo, kaip čia pasakyti, pastaruoju metu ne viską parodo. Taip. Ir kad į Lenkiją, kad aš žaidžiau, čia nebuvo tik tais atsitiktinumas ir tą noriu parodyti Sūduvoj.